Kaip pasėdėjo. Ateikit, nu davai, jūs te. Rytą tu nieko neklauskit, Tu nieko galėsi nekalbėti, nieko tokia išsidėpusi. Lygos ir akis taip aš šiaip papusavėjau. Kevytė sakė, žinai, kad Ateik, brangioji. kaip tu, tipo, čia, nu, tipo, šitoj savyboje Jaunuolė. Taigi nieko nereikės kalbėti. Reikės. Taip, tu nereikės. Pabūsi kaip grožis. Mėgstu. Man jau širdis dreba. Kas šitą gavo, kur šitą, per TV3 Kur čia ta širdis? Tiesiogiai per žinias šavo šiandien vakare. Tai ką mes čia? Iš tikrųjų, šitą sadyba pati fainiausia iš visų sadybų, kokių esu buvus. Ten buvau tikrai nemažai ir jeigu net sklypas gali važiuoti. Ir jūs biški. Jie čia irgi buvo. Ne, iš tikrųjų. Ką čia jūsų protingo paklausiau savo, pavyzdžiui, kas čia tokie gali važiuot? Ką nors protingo sugalvok dabar. Tai kas čia tokie gali važiuot, jūsų manimo? Gali važiuoti sklypas, treneriukai. Jogai visai. Gesai gali važiuoti, Roskai gali varyti irgi. Filteriai težinė. damos visokios gali važiuoti. jo. Pirtininkai. Ok, ir kaip jums sekės per savaitę? Kaip žmonėms sekėsi per savaitę? Nu, jums žiūrint. Nu, realiai va, buvo žmonių, kurie vietoje atostogų čia atvažiavo ir išvažiavo daug labiau patenkinti nei kokią ten Graikiją, Ispaniją, Afriką, dar kažkas. Įvardinam tai, kad kaip pačios geriausios, nuostabiausios dienos jų gyvenime. Tai čia gal net daug geriau negu atostogos. Iš tikrųjų, jeigu norit... O ar norėsis važiuoti į atostogas po šito viso? Dargi iškeisim į laimingus LT. Čia visi taip fainai šneka, aš net negaliu neateiti ir nepasakyti, kad tai geriausia kelionė yra į save. Ir nesvarbu, kelintą kartą važiuoji, bet kas kartą atrandi vis naujų dalykų. Ir atrandi ramybę, atrandi tą tyrą ramybę. Ir nesvarbu, ar vieną, ar du, tris kartus, bet visą laiką kažką gali išmokti. O gali būt, kad jūs prieš tai buvot, nu, netokie ramus kaip dabar? O gal galit šiek tiek pasidalinti, nes nu, žmonės iš tikrųjų susijungia su kitais, nu, kai mato kažkokius bendrumus, tai nu, ką žinau, ką jūs turėjot savo gyvenime tokio, ką jūs nu, vat, galėtumėt pasakyti žmogui, kuris sėdi prie kompo ir nu, liūdė, ar yra vienišas, ar jį kažkas šiandien paliko, ar buvo neištikimas, ar nu, gyvenimas. Taip, yra tokia knyga, kurią atsiverti ir viskas joj parašyta apie tave. Viskas. Koks tu esi, kokia aplinka yra, kokie žmonės. Atvažiuoji į šitą sodybą, tu tą knygą taip paėmė, atverti ir perskaitai. Jau dalytė kažką prikolino. Apie kokią čia knygą kalbėjai? Apie sodybą. Apie sodybą. Sodyba jo, sodyba yra savo knygą. knyga, tu atvažiuoji čia ir atsiverti ir tu viską sužinai apie save, koks tu esi, kokia aplinka aplink tave ir tu jau iš čia išvažiuodamas, tu jau esi visiškai kitoks negu prieš tai. Ar tai reiškia, kad čia būtent kažką padaro kažkoks liūdas, ar tiesiog yra, nu... Čia esi tu, ta prasme viskas eina iš tavęs, tu tiesiog seniai pamiršai, kas tu esi ir tiesiog būni savim ir gera nuo savęs, nes ten... Čia viską daro meilė. Čia absoliuti meilės stovykla, meilės tiesos. Jo, iš tikrųjų dabar visi šneka. Bet... Ką? Neišduokite visų paslapčių. O tampi priklausomas nuo viso šito? Bet tai tokia teigiama priklausomybė, ta prasme, nu jo, tampi narkomanas, jau yra tokia.